Kaip žinote, metų pabaigoje dauguma įmonių, įstaigų švenčia, palydi senus metus, sutinka naujus. Kraujo centro darbuotojai jau tapo tradicija, kad jie savotiškai sutinka naujus metus, pažymi kalėdas. Išeiginių dienų labai daug kalėdinių laikotarpių. Mes bijome, kad pritruks kraujo. Todėl mes patys, mūsų draugai, giminės, artimieji pakylam nuo kalėdų stalo ir jau antrus metus renkamės taip sutikti kalėdų, pamatyti vienas kitą ir pagelbėti tuo pačiu mūsų ligoniams. Pasinaudodama progą noriu palinkėti savo darbuotojams. Donoram mes visada sakom ačiū. Mes pamirštam pasakyti ačiū kraujo centro žmonėms, kurie per šventes, kada kiti švenčia, linksminasi, jie labai dažnai kviečiami yra imti kraują. Po to naktį perdirba, gamina kraujo komponentus, tyria kraują. Ir beje, ir patys duoda kraują. Todėl tikrai labai nuoširdus ačiū mano kolegoms, mano kolektyvui, kad jie supranta ir jie pirmi ateina į pagalbą, kada to reikia. Atvykę čia buvom labai maloniai nustebinti, kad netgi sekmadienį susirinko daugybė žmonių, norėdami paaukoti dalelę savęs, paaukoti kraujo. Vienas jų Darius. Taigi Dariau, nuo ko jau pradėjai? Ką jau padarėjai? Užsiregistravai toliau? Visų pirma, tai atėjau su geru noru duoti kraujo, užsiregistravau. Labą dieną. Labą dieną. Noriu duoti kraujo, ne? Labai malonu, labai laukiam jūsų. Gal dokumentą turėsite? Pasirodyti. Ir kortelę į 109 kabinetą, prašom. Ačiū. Pasakė, kad galiu duoti kraujo. Taip. Tada dar nuėjau pas gydytoją. Ir šitą bet kurios rankos telefonu. Šitos. Taigi neįsigandai dar kol kas? Dar ne. Na, taigi einam, dabar pagąsdinsim šiek tiek. Taigi einam į laboratoriją. Gerai. Taip, šitą rankytę. Ne, aš duosiu šitą. Šitą. Kadangi ne pirmas kartas, tai žinai, ko tikėtis. Kiek laiko čia truks visas? Skaudėjo. Nu, žnybimas būna skaudesnis, va, pavyzdžiui, jeigu kas įžnybi. Oho, koksai tamsus. Klausiau, kokie tyrimai bus ir labai apsidžiaugiu, todėl kad labai daug tyrimų padarys vienu metu, kur reikėtų daug kartų turbūt pas gydytoją vaikščioti. Ir nuo tų ir virusinių ligų, ir kraują patikrins, ir kas iš tikrųjų ir kainuoja. O čia tu duodi neatlygintinai kraujo ir dar neatlygintinai tau tyrimus padaro. Tai yra fantastiškas dalykas. Ačiū labai. Ačiū Jums. Ačiū. Nu va, darbas atliktas. Dar daviau. Lankmingesnę turėtų. Gerai. Dovanojame knygą Vilnius Top 10. Prašau. Ačiū. Ačiū. Vis tiek nuo vaikystės mes į gydytojų žiūrime su baime ir kiekvieną kartą, kai žengiai pro gydytojo kabineto duris, jis galvoja, kad jis kažką to blogo padarys. O čia visai kitaip. Ne, nepadarė. Čia yra labai malonus kolektyvas. Jis iš karto nuteikia, kad tu atėjai tikrai gerą darbą padaryti ir tas tave labai pakelia. Tam pateks šito linksmuolio, Dariaus kraujas. Visi būsite labai linksmi, ne tik tai sveiki, bet ir linksmi. Ir aš to džiaugsiuos labai. Ačiū.